kuris yra vienas iš tokių, sakyčiau, ir populiarių, ir daug diskusijų turimas apskritai, kaip kalbama apie pokyčių vadybos planus, apie pokyčių vadybos tam tikras praktikas ir turinį. Yra svarbus toksai momentas, na, kaip čia demistikuoti tam tikrus dalykus, nes žmonės kartais supranta, tie, kurie galbūt nedirba šitoj, taip kaip čia gal pozicijoje ar šitoje sferoje, apie pokyčių vadybą turi susigalvoję visokiausių mitų ir dažnai mes su klientais susidurėm tokiuose diskusijose, kur sako, oi, pokyčių vadyba čia labai sudėtinga, čia reiks planus kažkokius daryti, čia labai daug darbo. Ir iš vienos pusės, nu taip, ta prasme, dalis to darbų jisai yra gal ir sudėtingas, bet mano tikslas šiandienos pranešimo yra padaryti, kad ir pademonstruoti, kad pokyčių vadybos ir planai, ir, nu, kaip čia, metodika, kai mes prie jų prieiname, tai nėra kažkoksai, nu, mistinis dalykas. Ir tema taip ir vadinasi Atkaro blueprintas, tai yra vienas iš tokių populiariausių įrankių, bet kodėl apie Atkaro blueprintą mes nusprendėme pasidalinti su jumis, nes apskritai, taip, nu, jau praktika yra tapusi, kad 2 kartus į metus mes darome nemokamus webinarus. Ir šis pavasaris yra skirtas būtent pokyčių vadybos planams. Aišku, to laiko nėra daug, kad mes paanalizuotumėm pilnai visus už, prieš ir visus tokius techninius klausimus, kas tik tais pavyksta, bet iš esmės 3 webinarai. Šiandien yra pirmas webinaras, tai pirma serija galite vadinkim, ir tai yra apie įvadas į planus ir plus apie patį blueprintą. Kovo 4 dieną kalbėsime apie komunikacijos planą pokyčių vadyboje. Irgi labai dažnas dalykas, kur daugelis pagal nutylėjimą kažkaip irgi apie pokyčių vadybą sako, tai čia komunikacija. Mes sutinkame, kad komunikacija vaidina labai didelę rolę pokyčių vadybos planuose, bet tai nėra vien tik komunikacija. Ir ciklą visų šitų 3 webinarų užbaigsime tokių, manau, irgi įdomių ir labai praktinių ir naudingų webinarų. Tai apie pokyčių valdymo planus žmonių vadovams. Mūsuose, tas people manageris Lietuvoje galbūt nėra labai populiarus žodis, bet iš esmės mes kalbame pagal definiciją žmonių vadovas, tai reiškia pokyčių metu paveiktos grupės vadovas. Tai nebūtinai yra team leadas arba vidurinės grandies vadovas, tai gali būti vyr specialistas, kuris po savęs turi. Tai va yra 3 tokie atskiri ir tarpusavį susiję webinarai, bet čia lygiai taip pat gali eiti vienas po kito, nebūtinai kaip čia ciklas, bet logiškiau ir tas, kas norite daugiau pasinerti ir praplėsti savo suvokimą toj tematikoje, aš rekomenduočiau visus tuos webinarus dalyvauti. Mes juos padarysime įrašą, irgi galima prisijungti, bet įrašas pasitalpins po kelių savaičių. Tai tie, kurie šiandieną prisijungsite, pamatysite, tai būsite vieni tų pirmųjų, kurie tą informaciją turės. Tai vat trumpa notacija, kas laukia ateinančius dar 2 webinarus. Tai reiškia, šiandien pradedam su blueprintu, kitas webinaras apie komunikacijos planą, 3 webinaras apie planus vadovams. Ir ką šiandieną per turinį esam jums paruošę, tai 3 tokius kampus. Trumpai priminti tas, kas jau žinote, greičiausiai, jeigu jau sekate mūsų arba dalyvaujate mūsų webinaruose, tai tikrai esate girdėję apie Atkarą. Tai aš tada šiandieną pasidalinsiu, dar priminsiu, kas yra Atkaras. Tie, kas nori daugiau sužinoti apie Atkarą, tai siūlau paieškoti mūsų kanale būtent atskirų webinarų vien tik tais apie Atkarą, arba tiesiog galit po webinarų parašyti atskirą žinutę, nes šita valanda šiandieną, kur yra skirta, mes neanalizuosim Atkaro labai giliai, tiesiog darom prielaidą, kad jūs jau kažką žinot apie tai, trumpai priminsiu. Antras klausimas, tai šiek tiek įvada apie tuos pagrindinius pokyčių vadybos planus, kaip jie santykiauja su Atkaru, kodėl Atkaras, kaip čia kokiam kontekste jis yra. Ir trečias dalykas, tai būtent tas įrankis, blueprintas vadinamas, kaip jisai veikia, kaip atskaitos taškas, kaip mes galim naudoti Atkaro modelį savo pokyčių vadybos planams. Į komentarus, prašau, jeigu turit klausimus, rašykit į tą vadinamą čato pokalbio zoną, tikrai visus juos atliepsim, atreaguosim, matau ir mano kolegė Lina prisijungė. Lina, sorry, tave kaip prie visų dalyvių padariau užmūtintą, tai man pokalbio metu, arba tuoj sekundę man
kol kolegos, kol nesivažiavau, padarysiu tave išskirtiniu dalyviu. Tai Ir reiškia, kalbant apie Atkaro blueprintą, mano noras yra ne tik parodyti jums visą modelį, bet Atkaro blueprintą taip pat duoti jums susipažinti kaip tokį, nu, per praktiką parodysiu, paėmiau vieno kliento keisą, kad jūs pamatytumėt, kaip galima pritaikyti Atkaro blueprintą. Tai va šitoje vietoje irgi, na, tikiuosi, jums bus naudinga. Lina, padariau co-hostą, tai galėsi, man atrodo, sureaguoti ir be mano visokiausių leidimų. Tai 3 pagrindiniai klausimai. Planas yra pabaigti iki 5 valandos, turinio aš esu paruošęs grubiai 40 minučių maždaug, o visas kitas laikas yra klausimai, komentarai. Tai tikrai kuo daugiau paklausit, kuo daugiau užduosite kažkokių konkrečių klausimų ir pasidalinsit savo įžvalgom, nuo to jums patiems bus tik tais geriau. Tai naudokitės, mes su Lina esam tam, kad pakomentuoti, nieko neslepiam, nebent klausimas bus labai, kaip čia prašysite, konfidencialios informacijos apie vieną ar kitą konkretų klientą. Gerai, judam tada į priekį. Ir Atkaro modelis, ar ne? Ir kalbant apie Atkaro modelį, tai santrauka vienam lapė. Atkaras, kaip pats modelis, jisai yra vadinamas individualaus pokyčio modelis. Jisai kalba apie tai, kad reiškia, yra 5 tokie blokai arba etapai, kurie privalomi tam, kad žmogus pasikeistų. Ir reiškia, visos tos raidės Atkaro, jos yra angliškų žodžių pirmosios raidės, tai pirma A, awareness arba suvokimas, desire, knowledge, ability ir enforcement, matote ekranuose, bet viso šito modelio logika kalba apie tai, kad reiškia, žmogus turi perėti per tam tikrus etapus, kad įvyktų tvarus pokytis. Ir kai mes kalbam apie tvarų pokalbį, kalbame, kad žmogus neatkristų. Tada reiškia, pradėjo nauja elgsena ir jeigu kalbame apie organizaciją, tai jeigu organizacija kuria naujus procesus, diegia naujas kultūras, įveda naujas sistemas, ar tai būtų ten CRM, ar ten IT kažkokie nauji dalykai, ar lyno kultūra, kaip pavyzdys, ar ne, tai reiškia, žmogus turi pereiti per tuos 5 etapus sistemingai, organizacija turi tai užtikrinti, tam, kad žmogus net kristų, reiškia, kad žmogus pritaptų prie naujos tvarkos. Tai kalbant kiekvieną kartą, kai vyksta organizacijų pokyčiai, mums yra labai svarbu, kad po žmogų būtų, žmogų reiškia, kuris bus paveiktas darbuotojas, nesvarbu, tai gali būti nuo top managemento paveiktų žmonių iki pat žemiausios grandies specialistų, ar ne? Jeigu tas žmogus turės pokyčių metu daryti darbą kitaip, reiškia, jisai objektas yra pokyčių. Tai reiškia, mums yra svarbu, kad tas žmogus pradžiai turėtų suvokimą, būtent jo žodynę, to žmogaus žodynę, kam reikia to pokyčio, tada turime suprasti ir iškomunikuoti ir paaiškinti žmonėms, kodėl pokyčių reikia dabar ir kas bus organizacija, jeigu to pokyčio mes negyvendinsim. Tas toksai svarbumo užakcentavimas. Kai šitą išsprendžiam, kai jau suvokimas yra pas darbuotoją, galime galvoti apie tai, kaip žmogų užnorinti, kad jisai dalyvautų. Tyrimai rodo, kad 80% viso pasipriešinimo pas darbuotojus įvairiems pokyčiams atsiranda dėl to, kad jie net nežino, kodėl tie pokyčiai yra daromi. Tai reiškia, jau pirmo to komponento suvokimo nesant, mes patys savo šaudome į koją ir kūrime problemas, kurių galėtų nebūti. Tai normaliems žmonėms, vien paaiškinant, kad suvokimas, sukuriant suvokimą ir atsakant į tos klausimus, kodėl dabar, kas bus, jeigu nesikeisime užtikrinus, yra tikimybė, kad tą pasipriešinimą mes sumažinsim. Bet yra kita kategorija žmonių, kuriuos mes vadinam tokie specialūs asmenys, tai jiems neužtenka vien tik tai žinot, kad pokytis įvyks ar kodėl jų reikia, bet su jais reikia ir pasidarbuoti, atrasti vidinės motyvacijos, kodėl tas žmogus norėtų prisidėti prie to pokyčio. Tai va antras komponentas ir kalba apie tai, kad organizacija, tiesioginiai vadovai turėtų dirbti su žmonių užnorinimu. Tai reiškia, tai kaip padaryti, kad pokyčio paveiktas asmuo, jisai priimtų sprendimą, palaikytų tą pokytį ir nuspręstų jame dalyvauti. Ir čia visą laiką eina kalba apie tokį, kas man iš to. Visi tyrimai rodo, žmonės yra savanaudžiai, vieni mažesni, kiti didesni, bet iš esmės visi žiūri tos naudos. O tos naudos jos gali vėl būti įvairios. Mes vėl, kadangi tai nėra webinaras apie patį Atkarą ir motivaciją, bet aš tik, kad kontekstas būtų labai aiškus,
užnorinimas arba tada raidė, jinai gali ateiti iš įvairių faktorių. Tai gali būti, jeigu klasikiniais terminais, tiek lazda, tiek morka. Tai čia yra kombinacija visų šitų dalykų. Vėlgi motyvacija gali būti išorinė, motyvacija gali būti vidinė. Tai sakome, turime suvokimą, turime žmogaus norą palaikyti pokytį organizacijoje. Tada yra labai svarbu duoti žmonėms, kurie bus paveikti pokyčio, žinių, kaip tame pokytį elgtis teisingai. Tai jeigu yra naujas procesas, tai reiškia, tie žmonės turi žinoti, kaip konkrečiai šitame procese pagal jį dirbti, kokie yra žingsniai, kokie yra nauji dalykai, ką reikės daryti kitaip. Tai reiškia net šiaip žinios bendros, bet žinios apie konkretų pokytį. Ar tai gali būti čeklisto forma, ar tai gali būti mokymų forma, ar tai yra manualas kažkoks įprašytas. Iš esmės jokio skirtumo, svarbu, kad žmonės žinotų, ką reiškia būti, kaip keistis sėkmingai. Tai čia yra žinių dalykas. Ketvirtas reiškia yra tai, kad kai jau mes duodame žinias, tas žinias svarbu yra konvertuoti į praktiką, tai reiškia natūralų gebėjimą, jas pademonstruoti realioje aplinkoje. Ir vien mokymų arba ten teksto, arba instrukcijos, arba mailo, kaip kažką reikia padaryti, dažnu atveju neužtenka. Ir ypač jeigu eina kalba apie naujus procesus, ar jeigu eina kalba apie naują kultūrą, tokie, žinot, dalykai, kaip čia žodžiai, tokie customer centricity, agile culture, tikriausiai teko girdėti ir ne vieną kartą, tai jos neatsiranda iš karto. Mes galime aprašyti, ką tai reiškia, kaip vesti kanbano susitikimus, kaip pavyzdys, arba atsiprašau, ne kanbano gembos. Tai žinios yra čia, bet realiai tu turi tai pademonstruoti praktikoje, ar ne? Tai va ta antra A raidė ir kalba apie tai, kad pokyčio paveikti darbuotojai, jie turi pademonstruoti pokyčių reikalingą elgesį, nes kol jie to nepadarys, ta prasme, organizacija pokyčio rezultatų taip ir negalės pasiekti. Na ir tam, kad pokytis būtų tvarus, mums reikia įtvirtinti naują elgseną. Ir ta nauja elgsena eina po R raidė, įtvirtinimas, arba atsiprašau, reinforcementas, įtvirtinimas. Ir mes čia kalbame apie du pjūvius. Vienas pjūvis reiškia vidinės sistemos, KPIs, matavimai, feedbackai, kaip žmogui sekasi tame naujame elgesyje. O antras komponentas arba pjūvis yra apie tai, kad žmogui mes turime padėkoti, paskatinti, patapšnoti per petį, įvertinti už tai, kad deda naujas pastangas. Tai atkaras trumpam formate, tai ką mokinamės mažiausiai vieną dieną su kitais kolegomis, kurie nori išmokti atkarą naudoti praktikoje, tai tikiuosi pavyko per nepilnas 10 minučių jums ir papasakoti. Tai reiškia, yra 5 svarbus komponentai: suvokimas, užnorinimas, žinios konkrečiam pokyčiui reikalingos, gebėjimų pademonstravimas, žinių vertimas į praktiką ir įtvirtinimas. Visi šitie 5 komponentai, jie leidžia, kad pokytis būtų tvarus ir žmogus net kristų. Dabar, kai mes kalbame apie konkretų pokyčių įgyvendinimą, nes organizacijose pokyčiai dažniausiai traktuojami kaip projektai. Dar naudoja žodį iniciatyva, bet ne apie tai. Kiekvienas pokytis, jisai savyje turi pradžią, turi tą vadinamą go live arba paleidimą, nuo kada mes startuojam, ar ne, ir dar duodamas tam tikras laiko tarpas, kol, nuo tada, kai mes paleidome tą naują sistemą, čia galima SAPas, ar ne, labai toksai aktualus klausimas didelės įmonės, arba ten tas pats CRM-as, nesvarbu. Pradžia, kada sukūrėm projektų komandą, kada pradėjom dirbti su užduotim, paleidimas tai jau kada turėtume visi pradėti darbuotis su šitą naują sistemą, o rezultatai tai reiškia tada, kada mes tikimės, kad jau pokytis pradeda duoti apčiuopiamą rezultatą. Tai ką matote čia, tą liniją, tiesa, eina kalba apie projekto rezultatus ir terminus, deadline'us. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie pokyčių vadybą, mums yra labai svarbu, kad iš esmės go live'as, tada, kada sakom, nuo rytojaus pradedam dirbti su nauja sistema, kad šita data, jinai sutaptų su visų paveiktų grupių antra A raidė, reiškia gebėjimai. Kad žmonės, kai go live'inam, kai paleidžiam, jie jau pradeda demonstruoti norimą elgseną. Kas dažniausiai praktikoje atsitinka, ką mes su Lina dažniausiai tada su mumis ir susisiekia, tai čia mes kalbam apie tas organizacijas, kurios susiduria su problemomis, išskyrus tos, su kuriuo mes dirbame jau iš anksčiau, tai paleidimo metu vyksta kažkas tokio. Tai reiškia, ta data, kada turėtumėm paleisti, ten vyksta viskas, ir mokymai, ir komunikacija, ir darbas su prieštaravimais, ir įgūdžiai, ir čia ta tokia realybė. Ir pokyčių vadyba jinai apie tai, kaip padaryti,
kad paleidimo metu ne šitas dalykas būtų, o kad mes sistemingai tada reiškia tam tikras veiklas suplanuotumėm ir įdėtumėm, kad kai bus go live'as, paveiktos grupės žino labai aiškiai, kaip reikia dirbti, ką reikia daryti, kokiais principais reikia daryti, o nesimokintų nuo tos datos, kada go live. Tai tiek yra apie Atkarą, tikiuosi tie, kas žinojot Atkarą, prisiminėt, o tas, kas pirmą kartą išgirdot, tai bent jau susidarėt kontekstą, apie ką eina kalba. Dabar, tai pakalbam apie tos pokyčių vadybos planus. Kokie jie yra? Šiaip praktikoje yra labai daug pokyčių vadybos planų, bet mes pagal ir geriausias rekomendacijas pasaulinės ir pagal tai, kiek iš patirties su savo klientais darbuojamės, iš esmės galime išskirti tokius bent jau 4 pokyčių vadybos planus. 2 pokyčių vadybos planai, jie yra orientuoti į tam tikrus vaidmenis. Vaidmenis pokyčių vadyboje reiškia asmenys, kurie turi daryti tam tikrą darbą pokyčių metu. Ir 2 planai, kurie yra susijęs su veiklomis. Dabar apie mokymų planą tikriausiai teko daugam girdėti, nes jis yra toksai labai dažnas dalykas, kurį organizacijos naudoja. Ir pavyzdžiui, kodėl tie tokie pokyčių planai, jie yra tik 4, todėl kad planai jie yra sudaromi pokyčių vadyboje apie tai, kaip padėti paveiktom grupėm eiti per savo Atkarą. Kalbėkim, ten tokia gamybinė įmonė, prie staklių dirbantys specialistai, atsiranda naujas procesas, tai mums reikia, kad jie turėtų suvokimą, kam tas procesas keičiamas, kaip juos užnorinti, kaip jiems suteikti žinių ir gebėjimų ir kaip įtvirtinti šitą pokytį. Todėl mes ir sakome, reiškia, kad sponsorystės planas yra skirtas top managementui. Dar kitas žodynas gali būti projektų šeimininkams. Ir kaip matote, šitas sponsorystės planas reiškia, ką top managementas turi daryti, kur dalyvauti, tam, kad jie prisidėtų prie suvokimo didinimo, nes sponsorius yra pagrindinė žinutė siuntėjas organizacijai, kam pokytis yra daromas. Kaip dirbti su motyvacija, vėlgi pagrindinis vadovas, priklausomai nuo organizacijos dydžio, valdyba, jie savo pavyzdžių labai aiškiai parodo prioritetą šito projekto. Ir prie įtvirtinimo prisideda todėl, kad reiškia, jie labai parodo progresą, kaip mums sekasi, su kokiom problemom mes susidurėme, kas gerai, kas blogai vyksta. Tai va, todėl mes tas sponsorystės planas ir įdedame kaip vieną pagrindinių, nes jie yra vieni iš mėgiamiausių informacijos siuntėjų. Dabar planas tiesioginiams vadovams, jisai prisideda prie visų 5 Atkaro komponentų, nes tai reiškia, yra tiesioginio vadovo pareiga komunikuoti pokytį savo darbuotojams, dirbti tiesiogiai su darbuotojų pasipriešinimu, užtikrinti, kad darbuotojai gautų žinias ir gebėjimus pokyčių metu ir bet kokiu atveju dirbti tiesiogiai su įtvirtinimu. Komunikacijos planas tuo tarpu atliepia tik tai suvokimą, kam pokytis yra reikalingas, ir įtvirtinimą. Daug kas kažkaip galvoja, kad komunikacijos planas dirba ir su užnorinimu. Nedirba komunikacijos planas su užnorinimu. Komunikacijos planas yra būtent skirtas suvokimui, kam pokytis yra daromas, ir progresui, kaip mums sekasi. Jisai potencialiai gali prisidėti prie užnorinimo, bet tai nėra tikslas. Tam yra naudojami pasipriešinimo valdymo planai ir panašiai. Mokymų planas, tai jisai uždengia žinias ir gebėjimus. Lina, tu noriu tau klausimą, jeigu atsimutintum, gali? Taip. Jo. Iš tavo patirties, kalbant apie tos, pastaruosius kelis tokius projektus, jeigu paimtum, kurie iš tų planų dominuojantis yra, ar taip aš čia pataikiau sakydamas, kad maždaug visi šitie 4, ar turi dar ką nors pridėti, arba, joint planas, kuris neturi pavadinimą, bet iš esmės apie tą patį. Aš galvočiau, kad atsakysiu kitaip į tavo klausimą. Jeigu mes susitinkam su klientais, dažnai jie pirmą kartą išgirsta visus pirmus 3. Mokymų planą tai HR žino ir čia yra kaip ir normalu, bet jisai nebūtinai skirtas pokyčiui, jis tiesiog yra mokymų planas, tai yra planas, kai reikia kažkokius tai skilsus, reiškia, žmonėms pasigerinti, ar ne? Sponsorystės planas ypatingai yra svarbus, nes žmonės žiūri į savo sponsorių, žiūri į tą žmogų, kuris neša vėliavą, ir jeigu sponsorius neturės plano, o pribėgom tik tai ateis, vėl išeis,
užduos gerą toną, bet po to pabėgs ir negyvens ir nebus visam procese, tai principe yra 50 procentų tikimybės, kaip žinom, pagal tyrimus, kad ta prasme tiesiog pokytis nesuveiks. Tai tas yra ypatingai svarbu. Planas tiesioginiam vadovui arba tiesioginiams vadovams, jie dažnai tokius darosi, ar ne, bet tai nebūtinai yra suderinta su sponsorystės planu. O jis turėtų būti suderintas, kaip ir komunikacijos planas turėtų būti suderintas. Jie visi šitie 4 planai, jie turi vienas kitą, uždengti. Papildyti. Taip, papildyti, uždengti. Mes dažnai, kai darom šituos planus, mes dėliojamės tokią kaip žydišką žvakę, piešiam vizualą, ta prasme vieną sponsorystės planą, tada planas tiesioginiam vadovui, tada komunikacijos, toks 4-5, reiškia, dar mes pridedam renginių planą, nes komunikacijos planas dažnai su renginiais labai susijęs, ar ne? Tai reiškia, tokį ir darom tą tokią žvakę, kur matytųsi viskas, kas turėtų įvykti. Tai manau, tas labai koreliacija vienas su kitu yra labai svarbu, nes tai ir palaikymas vienas kito. Sponsorius palaiko tiesioginius vadovus, tiesioginiai vadovai palaiko komunikaciją ir HR, ar ne, ta prasme yra sąsaja, yra glaudumas ir jie kaip tik visi visos šitos rolės, jie vienas kitą ne tik tai papildo ir palaiko, bet jie lygiai taip pat ir koreguot gali tą elgesį, ar ne? Jie gali jie gali pasakyti, o tu tą padarei, atsimeni, mes taip tarėmės. Tai reiškia labai daug vienas kito mokymų. Interakcijos tarpusavį. Interakcijos, vidinės lyderystės, tokios teisingos vidinės kultūros auginimas. Tai principe aš visada už ir mes dažniausiai nuo to pradedam pokyčius. Super, ačiū tau. Ačiū, Lukai, kad leidai man pašnekėti. Žinai, tai jo, ta prasme, taip, dar leisiu, lukterėk, pabūk su mumis, bus proga. Dabar vėl kalbant apie čia, uždedant, Alina apie žvakės kalba, bet apie tas struktūras, kadangi mes žadėjom duoti šiek tiek tos techninės info apie pačius tos planus, ar ne, tai daugelis įsivaizduoja vėl, kad tie planai yra kažkokie tokie, žinot, labai sudėtingas reikalas. Bet šiaip mes naudojame tokią išdirbtą struktūrą, kuri remiasi atkaro pagrindiniais tokiais komponentais. Ir visą laiką, kai mes galvojame apie kažkokį plano dalyką, mes sakome, kas yra grupė, kuriai tas planas jisai yra aktyvuojamas, ar tai yra vadovai ir paveikta grupė, ar tenais finansų skyrius, ar dar, bet čia vėl pokyčio metu kontekstas, kuris atkaro komponentas mes norime jį atliepti, kokios tenais bus veiklos, kaip mes tai padarysim, kokie turi būti vaidmenys. Ir čia vaidmenys, sakom, ar tai yra top managementas reikalingas, ar tiesioginiai vadovai, kas tai turėtų daryti, pradžia, pabaiga, statusas, labai toksai, žinokit, atrodo, paprastas dalykas, kuris nėra super sudėtingas, tai yra techninis paprastas darbas, iš to žvakės, apie kurią kalba Lina, atsiduria sąrašas veiksmų, kurie turi būti padaryti. Tai tiek yra apie pačius planus, ar ne, kad yra 4 pagrindiniai planai, sponsorystės, tiesioginio vadovų, planas tiesioginiams vadovams, komunikacijos ir mokymų. Ir dabar ateiname prie to blueprinto ir aš galvoju, Lina, tavo žvakės komponentas greičiausiai yra to blueprinto kitas pavadinimas, nes greičiausiai su klientais tu net nenaudoji to žodžio blueprintas, bet tai yra apie tą patį. Ir dabar skirtumas, kad mes suprastumėm irgi, kuo skiriasi tas blueprintas, aš vėl nenaudoju lietuviško žodžio, nes nežinau blueprinto lietuviško žodžio. Gairės tikriausiai yra teisingas žodis. Ko jie skiriasi? Tai iš esmės atkaro blueprintas, kas yra atkaras, susipažinote, tai blueprintas sako, remiamės būtent 5 atkaro raidėmis ir iš esmės tai yra gairės, tai yra kryptis. Tai nėra galutinis planas, bet jos yra orientuotos į atkaro komponentų rezultatą. Kitaip sakant, gairės suvokimo didinimo. Rezultatas yra užtikrinti, kad organizacija ir paveikta grupė turėtų suvokimą. Arba užnorinti. Ir kaip, Lina, tu kalbėjai apie tos renginius, ne? Tai jie iš esmės yra tam tikro atkaro komponentų, greičiausiai renginys yra tiek komunikacija, suvokimas, tiek užnorinimas. Greičiausiai dar darbas su prieštaravimu, tu prasme, ten mokymų priklausomai nuo kontekstų.
Ir atkaro blueprintas, jisai kalba apie visus 5 atkaro elementus. Ir tai yra, bent jau mūsų kaip konsultantų, visi projektai startuoja nuo blueprintų. Ar mes ten naudosim žvakės pavadinimą ar kažkokį kitą, čia jau detalės, bet iš esmės tai yra startinis taškas. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie pokyčių valdymo planus, ir irgi reikia pabrėžti, kad priklausomai nuo organizacinės brandos, o čia Lina labai gerai paminėjo, kad kai kurios organizacijos apskritai pirmą kartą apie tai girdi ir ten, jeigu pradedi kalbėti detaliai apie planus, tai išsigąsta ir ten per daug visko, per daug. Tai pokyčių valdymo planai, jie jau yra detalesni dalykai. Tai pokyčių valdymo planas, jisai, kaip kalbėjom, komunikacija, jisai jau ima į vieną komponentą, tą suvokimo A raidę, ir ten tą raidę praplečia labai, labai, labai daug. Tuo tarpu blueprintas yra tik tais apie, gairės, ta prasme, tai nėra tik tais vienas komponentas, o jisai kalba apie visus 5 dalykus. Ir iš ko susideda tas blueprintas? Tai reiškia, mes turime visus 5 šitos dalykus: atkaro suvokimas, užnorinimas, žinios. Yra numatomos datos. Nes kaip projektas, kai yra, mes sakome, ten turime go live'as yra, tarkim, šių metų rugsėjo mėnesį, kaip pavyzdys. Tai mes atsimenat, kalbėjom, kad go live'as, jeigu yra rugsėjo mėnesį, tai mums yra labai svarbu, kad visa organizacija, kuri bus paveikta pokyčio, jų gebėjimai irgi sutaptų su rugsėjo mėnesiu. Tai reiškia, kad ne vėliau tai vyktų, kad jie būtų pasiruošę. Tai reiškia, mes prie kiekvienos atkaro raidės pasirašome etapas, tai reiškia atkaro etapas, pasirašome numatomą datą. Tada reiškia, tam, kad tą atkaro datą pasiektumėm, mes atliekame veiklas, susirašome tų veiklų. Tų veiklų gali būti labai, labai, labai daug. Yra vaidmenis, yra grafikas. Ir Lina, gal tada čia irgi prisijung. Ar tavo žvakė, jinai yra apie tą, ką aš čia dabar rodau? Principė taip, mes gal tas įvertinimos Spragos gal retai mes daro. Retai darom, nes kažkaip pasidarom tą rizikų daugiau vertinime, žinai. Tai jau tas kažkaip nėra, kad labai įvertintas, bet būtinai vaidmenis, aišku, žinai, įdedam, kas už ką atsakingas. Ir veiklas tikriausiai Tai be abejo, kokio atgalėt. Dar koks yra svarbus momentas, žinai, gal kuo skiriasi tą, kad tu sakai, kas yra tas blueprintas ir pokyčių valdymo planai. Man tai esminis skirtumas turbūt, kad tokį blueprintą darom mes kartu visi su pagrindiniais vadovais jo. Ir čia yra susitarimas, o po to, pavyzdžiui, tokį komunikacijos planą arba sponsorystės planą, jau jie gali darytis ir atskirai kiekvieną savo, žinai. Pagal turimas datas, ta prasme, ir tai, kai jūs čia Taip, ir po to jie gali viskas sueiti į vieną, o ne tai, kad sėdėtų visi prie komunikacijos plano ar visi prie tiesioginių vadovų. Aišku, galima, jeigu turima, žinai, resurso, laiko ir taip toliau. Bet šiaip tai galima išsiskirsti, žinai, po to blueprinto ir ateiti atsinešti į kitą sesiją savo planus ir juos susiderinti. Ok, super, ačiū. Ir ką aš noriu taip užakcentuoti, kad atkaro tos gairės arba tas blueprintas, tai yra pagrindas. Visą laiką mes pradedame ir čia vėl pagal praktikas rekomenduoja visą laiką pradėti nuo blueprinto. Visą laiką galvoti apie 5 atkaro komponentus ir juos susidėlioti savo struktūroje, kada mes juos turime pasiekti. Ir kada mes jau turime, reiškia, vadinkime tas veiklas, kurias norime pasiekti arba atlikti, kai mes norime, kas turi tos vaidmenys atlikti, šitas irgi yra labai svarbus momentas. Ir grafikus arba terminus kiekvieno atkaro pasiekimo. Tada mes galime jau galvoti, ar norime detaliau judėti, ar tai ten bus mokymų reikalai, ar ten bus komunikacijos reikalai, ar tų pačių renginių reikalai. Ir kartais, irgi aš manau, tai yra labai sąžininga atliepti, kad kai kurioms organizacijoms atkaro blueprintas arba gairės yra pokyčių valdymo planas. Teisingai, Lina? Nes, ta prasme, reikia suprasti brandos klausimą šitą vietą. Kartais tas A4 lapas yra užtektinai.
Ir organizacijos sako, ai, nu žinai, ir taip jau čia matau 10 veiklų, bent padarom tiek, nes anksčiau netiek nedarėm. Tai va tas irgi yra labai svarbu suprasti, kad ne visos organizacijos ir ne visi atkaro blueprintai arba gairės konvertuojasi į pokyčių valdymo planus. Aišku, jeigu tai yra visos organizacijos SAPO dėgymas, ten kokie 4000 darbuotojų, tai ten blueprinto neužteks. Bet jeigu tai yra 100 žmonių organizacija arba ten skyrius, kuris yra, nežinau, 200-300, pavadinkime, tai ten gali būti, kad blueprintas ir tai bus gerai. Vėl priklausomai nuo brandos, nuo gylio. Lina, gali papildyti, jeigu nori kažką tai. Ne, aš neturiu, aš visiškai pritariu tai tą, ką tu Okay. sakai, žinai, aš tai irgi siūlyčiau startuoti nuo blueprinto, jeigu yra pas mus pokyčio vadovų arba HR vadovų ar dar kažko va šitoj grupėje, aš irgi siūlyčiau nuo kažko pradėti. Bet kas, ką jūs padarysit ir kokį planą pasidarysit, bus 100% daugiau negu darėt prieš tai. Tai jau yra gerai. Jau, ok, super. Na va, ir tada vėl, kas yra svarbu, netgi darant tą patį blueprintą, tuos etapus, ar ne, visą laiką yra suprasti, kada mes norime, kad atkaro komponentas būtų pasiektas. Nu, reiškia, kuris iš šitų, vat, jeigu turime grafiką, projekto grafiką, kaip jisai įdėgiamas, arba, nu, pokyčio grafikas, ar ne, norime, kad nuo kitų metų, tarkime, spalio mėnesio pasileistų vertybėmis grįstas elgesys organizacijoje, ar ne? Tai tada reiškia, mes suprantame, kad jau šitą laiką, kada mes startuojam oficialiai, čia jau žmonės turi demonstruoti tą elgseną, ar ne? Tai reiškia, mokymai turi vykti daug anksčiau, reiškia, užnorinimas, kokia forma tai bus, turi vykti dar prieš tai. Nu ir aišku, reikia svarbu nepamiršti tos komunikacijos ir interakcijos, kaip padaryti, kad žmonės būtų suvokimo, kam to reikia. Ir aišku, visą laiką įtvirtinimo tam tikros veiklos, kaip mums sekas, kaip mes demonstruojam ir panašiai. Tai va šitie etapai, jie pas mus atsistoja, va šitos detalės arba šitie va komponentai, būtent į tą vietą, kur sakome etapai. Prie kiekvieno atkaro komponento yra tam tikri etapai. Gerai, tai dabar irgi, kad būtų jums gal įdomiau, ar ne, vat aš paėmiau iš vieno savo kliento, kaip irgi čia kelių mėnesių senumo dokumentas yra. Tai, čia meluoju, ne kelių mėnesių, ta prasme, dokumentas, su kuriuo dirbam su klientu jau kurį laiką, bet tai yra vienas iš projektų ir jau mes tokiu pačiu formatu imame dar vieną projektą šitoje organizacijoje, bet aš jums iškirpau suvokimo blueprinto vieną lapą, tam, kad galėtumėt suprasti, apie ką eina kalba. Ir čia projektas, jisai, vėl kontekstas galbūt netiek yra svarbu, bet projektas yra apie Customer Centricity, organizacija 1000 darbuotojų, baltikinė struktūra. Ir iš esmės reiškia, vėlgi, čia buvo darbas, kurį matote rezultato, kur yra surašytos atkaro blueprintas, paveikta grupė, neišskirta konkreti darbuotojų grupė, bet sako, viso projekto rėmuose. Ir atkaro komponentas, kurį norime atliepti, tai yra suvokimas arba awareness. Data yra iki kada deadline'as spalis šių metų. Ir yra sudėliotos, kiek čia 12 galbūt veiklų, kas turi vykti. Ir va šitos veiklos, jos nėra detalūs dalykai, jie yra kaip veiklos. Tada surašome reikalingi asmenys, pažymėta kokia yra pradžia ir pažymėta pabaiga arba tas intervalas. Nuolat atnaujinimą turi ten būti spalio mėnesį, lapkričio mėnesį, pernai metai būti. Čia vyksta iki projekto pabaigos, būtent to etapo ir panašiai. Tai va taip atrodo blueprintas. Po to kiekviena šita dalis, ir ten taip atsitiko, kad projektas vadovas su komunikacija ir kitais žmonėm jau lenda pagal tuos vaidmenis, eina į gilį ir jau detalizuoja tiek, kiek priklauso. Dabar tam, kad jums būtų vėl toksai atsakymas ir klausimas, kiek ko reikia, vat kiek mes norime giliai panirti į tą pokyčių vadybos planų darymą, tai labai viskas priklauso nuo kelių tokių, mažiausiai 4 dalykų.
Vienas tai yra jūsų kompetencija, pokyčių vadyba. Kuo jūs esat labiau tie tokie naujokai šitoj srityje, aš taip, nebijau to žodžio, tuo greičiausiai atkaro blueprintas bus daugiau negu užtenka. Jeigu jūsų kompetencija pokyčių vadybos yra jau pakankamai pažengusi, tuo atsiranda daugiau įrankių. Tai reiškia, kad jūs galbūt atkaro blueprintą pasidarysit ne vien tik tais visam pokyčiui, bet gal bus tam tikri blueprintai konkrečiom paveiktom grupėm. O gal tada jūs jau eisite dar į gilį, ta prasme, ar ne, kad padarysite blueprintus ir padarysite komunikacijos planą. Ir panašiai, ir panašiai. Tai čia yra vienas dalykas nuo kompetencijos. Antras yra labai svarbus dalykas įsivertinti, dažniausiai mes čia po sertifikacinės mokymų programos ten būna dalyviai, dabar visus planus darysim. Tai yra pajėgumai, ta prasme, ir pajėgumai reiškia, kiek žmonių dirba su jumis ties tų pokyčių. Ir yra įvairios organizacijos, yra tos struktūros, yra organizacijos, kurios sukuria tam tikras komandas, transformation teamus. Modernus dalykas, bet jau yra kelios organizacijos, kurios dirba project-based, tai reiškia, jeigu tai yra strategiškai svarbus pokytis, jie tiesiog kuria komandą, kuriems priskiria kaip funkciją daryti change management. Ir jeigu tame time yra 10-15 žmonių, tai mes galim sakyti, kad pajėgumą turim. Bet tačiau labai dažnai, vėl Lina, nežinau, kaip čia pas tave, gali irgi komentarą, bet dažniausiai pajėgumai baigėsi 1 arba 2 projektų vadovai, kur change managementas atsiduria šalia pagrindinio darbo. Tai va šitoje vietoje, jeigu tu pajėgumo nėra, ta prasme, esi tik tais tu vienas, tu irgi tada galvoji, kiek tu gali pridėti tų planų, nes tiesiog fiziškai tu nespėsi. Trečias dalykas tai yra laikas. Kiek turit laiko pokyčių vadybai? Ir dabar atkarą galim taikyti kiekvieną dieną, tačiau pokyčių vadyba pagal gerasias praktikas, jinai vadinasi šitaip. Viskas, kas yra iki mėnesio, tai yra krizės valdymas. Tai ten pokyčių vadybos principai tam tikrai galioja, bet ten jau normalios pokyčių vadybos tu negali padaryti. Tai viskas, kas yra virš 12 mėnesių, dar pasikeis, tai nereikia dar sukti per daug laiko. Tai pokyčių vadybo, jeigu mes turime laiko nuo mėnesio iki metų, dažniausiai, jeigu yra strateginės iniciatyvos ir kryptis, mes to laiko turim, ir tai, jeigu neatšupė kažkoksai, tai mes galim tai daryti, vėl nuo to priklauso, kiek mes įrankių naudosim. Ir aišku, projektų rizika. Ir čia rizika kalbama apie tai, kiek organizacija yra pasiruošus pokyčių, kiek pokytis yra kompleksinis. Kuo didesnė rizika, tuo daugiau planų reikia. Tai čia yra tokie 4 pagrindiniai komponentai, kurie apsprendžia, kokio gylio, kokių planų jums reikėtų turėti ir naudoti. Lina, tavo nuomonė irgi būtų smagu, jeigu pasidalintum. Aš prie to pridėčiau su tuo, kuo aš susidariau, kad čia galbūt neišskyrė iš to, kas čia yra parašyta. Tai pajėgumai gali būti įvairūs, ar ne? Mes jeigu čia verstume, tai gali būti, kad čia yra, pavyzdžiui, resursai labiau. Tai resursai gali būti labai įvairūs, ne tik tai žmogiškai, bet ir lygiai taip pat, ar mes apskritai turim tiek pinigų, ar ne, visą tą pokytį padaryti. Dažnas užsakymas iš valdybos narių arba iš akcininkų, reiškia generaliniam direktoriui, yra, kad pinigų daugiau neduosim, bet tu turi taip pat ir pelningas dar ir būti ir padaryti pokytį, kas automatiškai yra labai sudėtinga padaryti, dėl to, kad pokytį darant, žmonių darimas tų pačių dalykų, ką jie ir anksčiau gerai darė, jis dėl vidinio pasipriešinimo, dėl to, kad jie nesupranta, ką daryti reikia, ar jie praradę būna kontrolę, tai darbas, kurį jie darė anksčiau, jis taip pat sutrinka. Kai žmonės pradeda daryti klaidas ten, kur jie nedarė. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, yra pasipriešinę, apie ką mes čia daug nešnekėjom, bet jie tada ima ilgesnės atostogas, jie prisimena, kad jų turi, jie suserga, nebūtinai tiesiogiai, gali būti net netiesiogiai, ar ne? Tiesiog žmonių pajėgumas darbui jis taip pat menksta. Tai aš čia dėčiau galbūt pajėgumas / resursai / motyvacija. Nes jeigu aš gavau kažkokį tai nenormalų iš akcininkų užsakymą, kur reikia padaryti labai didelį pokytį,
matau, kad mano resursai, nu, kompetencija mano žmonių nėra labai jau aukšta, aš pats nesu labai irgi kompetitingas, jeigu matau, kad pajėgumai mano organizacijos yra nelabai kokie, dar pasakė užsakymas, kad tas pokytis būtų pavyzdžiui, per pusmetį įgyvendintas, ar ne, tai ta rizika, kas sueina kaip į piltuvėlį, tą riziką, jį pasidaro labai didelė. Mhm. Ar ne? Tai va čia yra tokie momentai, kur gal, nu, net tai, ką tu pasakoji, aš manau, kad dar yra dar kompleksiškumo, yra šitie lygiai, kur reikia juos labai labai apskaičiuoti, žinai. Nes mes lietuviai esame, lyginant su kitom tautom, lietuviai mes esame tie, kur, nu vis tiek darysiu, nu darysiu, kažkada vis tiek pavyks. Tai va, tai, ko mes čia mokom, tai yra apie tai, kad gal pirmą apsiskaičiuok, pirmą susiplanuok ir tada jau daryk. Ne? Kai turi pajėgumus, turi laiko, turi kompetencijos, tai tą riziką mažina. Aš tik tais prie to, kad tu kalbi, tai su viskuo sutinku, tik tais užsiakcentuoju ir teisingai suprantu. Bet jeigu mes kalbame apie santykį dabar, sakome, kiek pokyčių vadybos, nes iš esmės šitas skaidrė kalba apie tai, kiek pokyčių vadybos naudoti arba įrankių, ar ne, gali pasimti minimumą tik tais atkaro blueprintą, vienas sakė tvirtukas, ar ne, o kuo labiau į dešinę, tuo daugiau tada ir komunikacijos atskiras planas, ir ten darbas su pasipriešinimu, eilė visokiausių kitų toolsų, ne, arba įrankių. Tai iš to, kad tu sakai, vis tiek, jeigu kuo sudėtingesnis pokytis arba projektas, ar ne, arba kuo kompleksinė situacija organizacijoje, tai ar tu sakai, kad kaip tik turėtų apsiriboti kuo paprastesniais ir užtenka blueprint, ar tu palaikai tą idėją, kad jeigu yra kompleksinis pokytis, jisai iš savęs reikalauja šiek tiek sudėtingesnio sprendimo, nes vien tik blueprintas gal jisai niekur net nepadės, tada net neverta jo daryti. Ne, tai aišku, kuo daugiau žmonių, tuo skirtingesnė nuomonė apie viską jie turi, skirtingesnė kompetencija ir viską jie turi skirtingesnę. Tai aišku, kuo labiau greičiausiai viena iš problematikų čia ir būtų apskritai suvienodinimas požiūrių, ar ne, kuo didesnė organizacija ir kuo didesnis pokyčio, kuo didesnė apimtis. Tai aš šitoj vietoj nebejoju. Aš tik tai apie tai, kad nepulti daryti, žinai, visko. Jo, įsivertinti realiai, ką galim padaryti. Taip, nes, žinai, galiu aš dabar sakydama į tai, kad, 1000 žmonių, pokytis didelis, tai davai čia pagal ketvirtą šitą ir važiuoti. Kalam viską vienu. Palauk. Ta prasme, aš apie tai, kad taip, ta prasme, nepulti, žinai, iš karto į tą ugnį, įsivaizduojant, kad, aš tada darysiu čia tuos planus. Tai taip švelniai. Bet su atsargiu ir rezervu pasimatuoju. Ne tai, kad rezervuotai, net gal racionaliai. Objektyviai, ta prasme, įsivertinti, kiek realiai galime padaryti šalia to, kas vyksta dar. Ačiū labai. Netgi jeigu, aš atsiprašau, aš to užlysiu už tave, čia pradėsiu visai kalbėti. Viskas man tinka. Jeigu tai yra pirmas kartas gyvenime tai organizacijai, net jeigu ir pas ją yra 1000 žmonių, žinok, aš turbūt pradėčiau nuo pirmo ir antro. Vienareikšmiai, vien šito pasidarimas, aiškumas, pradant top managemente ir people managemente, jisai iš karto gauna kitą kontekstą. Super, ačiū. Ne, viskas gerai. Pagal grafiką. Žiūrėkit, tai čia su tavo baigimų lina mes ir įtelpame tą 45 minučių kontekstą, ką aš ir norėjau, kad tie 3 klausimai jie ir buvo, ar ne, kad priminėm, kas yra atkaro modelis, pakalbėjom apie tuos planus, tai dar kartą jūs primenu, yra 4, ta prasme, yra sponsorystės planas, kitais žodžiais reiškia top management, ką jie, kur, kada turi būti dalyvauti ir panašiai, viso pokyčio metu. Ir dar mes kalbėjom apie sponsorystės svarbą, mes juokaujam, mūsų terminologija yra sponsoriaus ABC, tai čia angliškų 3 žodžių arba frazių. Active Visible Participation, reiškia dalyvavimas ir matomumas visą projekto metu. Building Coalitions, tai politikos santykių prioritetų nudėliojimas, kad visi susitartų. Ir Communicating Directly with Employees, tiesioginė komunikacija su darbuotojais. Tai tas pokyčių planas sponsoriams jisai yra apie tai.
Tada planas yra tiesioginiams vadovams, kada, kiek, kur, ką jie turi sakyti, daryti, kaip padėti savo darbuotojams, kad praeitų jie per tą pokytį. Ir tada 2 planai veikloms. Vienas jų yra labai stiprus komunikacijos planas, o antras tai yra mokymo planas. Bet būtent susijęs su konkrečiu pokyčiu. Ir blueprintas tai yra kaip atskaitos taškas. Reiškia, ką mes galime padaryti suvokimo didinimui, ką galim daryti dėl darbuotojų pasipriešinimo valdymo, tas užnorinimas, kaip juos mokinsim, gebėjimus ugdysim ir kaip įtvirtinsim elgesį, kad čia net kristų. Tie 5 dalykai. Ir vat kaip tiek ir Lina, tiek aš mes labai tos nuomonės, kad mažiau pokyčių vadybos yra geriau negu jokios. Tai vat, ta prasme, net ir blueprintas pats iš savęs, jisai, atveria tokius labai gilius klodus, kur įmonė jau tenais pagal situaciją gali pasigilinti ir prisižiūrėti, kiek nori giliai pagal adekvačius resursus prieinamus, nuspręs, ką nori daryti. Ir pabaigai, kol aš nustosiu dalintis ekranu ir jūs tada pradėsit klausinėti, nes matau pokalbio zonoje tai iš viso nėra klausimų. Tai primenu, kad kovo 4 mes kalbėsime būtent apie pokyčių komunikacijos planą, o čia tą antrą planą, iš kurių jau mes jums pristatėm, ir pokyčių valdymo planą žmonėms kovo 25 dieną. O tas, kas nori apskritai eiti į gilį ir patapti labai kiti pokyčių vadybos vadybininkais ir valdytojais ir pokyčių vadovos, netgi ne bet kokie, bet sertifikuoti darbui su ProSci metodika, tai balandžio mėnesio 3 dienų sertifikacinė programa, gyvi mokymai balandžio 4-6. Tai jeigu norite daugiau informacijos, tai parašykite e-mailų arba internetinė svetainė ar LinkedIn, tai mes suteiksim visą rūpimą informaciją. Tai čia buvo paskutinė skaidrė ir aš nustoju dalintis ekranu, bet kadangi laiko esame užsirezervavę iki 5, tai, mėly kolegos, tas, kas norite užduoti klausimą, tai nesikuklinkite, arba čatų rašykite, arba kokią ranką elektroninę pakelkite, tai būtinai atreaguosim. Tai, o jeigu gerą minutę mes su Lina būsim tyloj, tai mes priimsime sprendimą, kad jūs viską supratote ir klausimų neturit ir palinkėsim jums sėkmės įgyvendinant blueprintą praktikoje. Ok, klausimų nėra, rankų. Kokie didžiausi iššūkiai didelės organizacijose, daugiau nei 500 įgyvendinant blueprintą? Lina, skelk. Žinokit, neužteks 10 minučių čia, neužteks. Bet tokie kaip sakant, geras klausimas, ačiū Živilė. Jo, aš sakyčiau, pirmas labai jau baisiai atrodau, labai prastai matausi, ar ne? Čia kažkokia. Nieko tokio, visi čia supras, kad blogas ryšys. Kad geras ryšys, bet nežinau, kas čia yra. Jo, tai vienas dalykas, apie ką aš jau šiek tiek buvau prieš tai užsiminus, tai yra sponsorystė iš savęs. Tai reiškia, kiek žmonės mato lyderį, kiek jis yra aktyvus, kiek jis palaiko pokytį ir kiek jis turi kompetencijos tą pokytį valdyti. Tai pirmas svarbiausias, reiškia, dalykas tai yra šitas. Ir kaip jau minėjau, jeigu sponsorystė yra prastam lygmenį ir žmonės sako, tai žinot, čia pas mus vadovai keičiasi ir keičiasi čia nuolatos čia. Ta prasme, dabar valdyba paims, pakeis ir taip toliau. Tai va čia mes tada matom, kad jau yra problema ir sakom gerai, pasižiūrėkim dar kitas rytis, bet jau didelė rizika, kad net gal neverta net prasidėti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš sakyčiau, kad labai svarbu yra ta vadovų koalicija. Tai yra, kiek ji rimtai yra susiderinusi tarpusavyje, kiek vienas kitą palaiko, kiek reiškia vienas kitą netgi, jeigu, sakykime, nesutinka vienas su kito nuomonė, bet vis tiek jie turi tą pačią dermę ir susitarė. Ar ne? Nes jei nesusitarė, tai vis tiek mes turim užtrukti labai daug laiko, kol jie susitars. Tai čia antras momentas. Trečias yra tiesioginiai vadovai, kokia yra jų kompetencija ir kiek jie yra pasiruošę tą pokytį gyventi. Kokia yra organizacinė kultūra, nes jeigu yra toksiška aplinka, kur nieks nesupranta, kas yra tiesa,
ir ką kiekvienas iš tikrųjų galvoja. Žinot, nu va, Rusijos variantas, ne? Vieną šneka, kitą daro, trečią galvoja. Taip? Tai jeigu yra toksinė aplinka, yra labai sudėtinga apskritai suvokti, kur yra dugnas, nuo ko mes atsispiriam ir kada yra iš tikrųjų žmonės pasipriešinime, nes mes nematom tikrųjų spalvų. Taip? Tai va, tai tie visokie povandeniniai dugnai po vandeniu irgi labai sumaišo kortas ir nebežinai, kas kur. Tai čia, nu, 3 tokie arba 4 tokie esminiai, ką aš iš savo pusės žiūriu, kur, nu, aš dedu didžiausias pastangas, kad įsivertinčiau, kaip yra iš tikrųjų. Ačiū. Aš papildant prie to, kad tu kalbėtai, Živilė, dar pridedant, jau nuleidžiant dar labiau į žemę, tai yra, reiškia, projektų vadovo, nu, klausimas, o tai kas darys darbą? Nu, vat realiai, jeigu mes kalbam apie tą blueprintą, tai kas jį įgyvendins ir kas yra atsakingas už jo įgyvendinimą. Tai va tas atsakomybių klausimas, jo mes galim sėti su to, ką Lina kalba, susiderinimas tarp vadovų, bet vienas yra dar momentas, dažniausiai blueprintas baigėsi tuo, ten visą laiką bus įrašyta, nu, visada, ta prasme, kad kažką turės daryti vidurinės grandies vadovai. Nu, ta prasme, visą laiką. Ten, nu, ir va čia šitoje vietoje, kaip tada tas žmogus, kuris, nu, turi koordinuotas visas veiklas, kaip jisai bus priimtas. Ir dažnai būna, kad projektų vadovas, brūkšnelis tas change practitioneris, ant kurio yra keliama atsakomybė, ateina pas tos projektų vadovus ir jeigu nėra sponsorystas, apie ką Lina kalba, tai, nu, jį pasižiūri, sako, tai tau reikia, turi daryk. Bet, nu, va, tai čia va šitas dar toksai dalykas, kad, nu, labai suvokimas, kad pokyčių vadyba, nu, jeigu ją mes norim daryti, jinai reikalaus pastangų. Ir va tą žinutę mes turime, nu, ištransliuoti. Ir ta transliacija vis dėlto jinai priklauso nuo pagrindinių sponsorių pozicijos. Tai čia, Živilė, tiek, tikiuosi, pakomentavom. Dabar Sandra gerą klausimą. Aišku, mes su Lina žinom atsakymą iš karto, bet kas yra pagrindinis atsakingas asmuo už pokyčių gyvenimo organizacijoje, jei pokyčių vadovo nėra? Jo. Aš sakyčiau, nes aš turiu labai gerą atvejį dabar tokiai strateginiai lietuviškoje organizacijai. Labai geras klausimas. Aš jums pasakysiu, iš karto galiu pasakyti apie tai, kad tas, kuris yra lyderis ir kuriam labai skauda dėl to pokyčio, bet taip pat tas, kuris turi pinigų tam pokyčiui gyvenime. Tu kalbėjai apie pagrindinį sponsorių. Realiai tavo atsakymas yra pagrindinis sponsorius. Pagrindinis sponsorius, bet yra tas, kuriam skauda ir tas, kuris turi pinigų. Tai ir turi būti vienas žmogus. Jeigu tai nėra vienas žmogus, prasideda prasti reikalai. Ja, bet čia matai, tu kalbi, bet čia, nu, tai čia yra tas, kuris turėtų užorkestruoti, ar ne? Bet aš realiai galvoju, čia Sandra, aš modifikuoju tik tais klausimą, bet Sandra klausia, žinai, galbūt, nu tai gerai, tai sponsorius yra. Pinigų jisai turi, sprendimus priema, jisai labai gerai sponsoriauja, bet realiai nėra žmogaus, kuris daro darbą. Kas tada? Ai, čia ne tokį klausimą supratau. Ne, nu, ta prasme, aš manau, tu teisingai supratai, bet aš dar biškai pridedu papildomą prieskonį, sakom, bet neturim pokyčių vadovų. Nu, realiai, ta prasme, to žmogaus, kuris pagal raidę turėtų daryti change management, visi kiti užsiemė kitais darbais. Turi nuomonę šitoje vietoje? Nu, aš manyčiau, kad jeigu yra labai didelė organizacija, tai po sponsoriaus ar ne turi būti tas projekto vadovas. Arba surinktas timas kažkoksai tada. Jo, bet jeigu mes kalbam apie, nu, žinai, 100-200 organizacijų, tai, nu, jie greičiausiai, kad neturės pokyčio vadovo. Bet darys vadovai greičiausiai, žinai. Nu, tai va, tai ta prasme, nu, aš sakyčiau vis tiek tai yra pagrindinis sponsorius, nes tokioj, žinai, organizacijoje 100-200, tai pagrindinis sponsorius turi daryti tą darbą, tą įgyvendinti tą pokytį, nebent tai būtų kažkokio departamento pokytis. Ar ne? Nu, tai tada automatiškai yra departamento vadovas, kuris atsakingas, jeigu tai yra jo. Bet tai jeigu tai yra organizacijos pokytis, tai tikrai ne HR-as, ne komunikacijos žmogus, ar ne? Ir ne šiaip kietas projektų vadovas, kuriam tu užduoda užduotis atlikti, nes jie turi savo darbus. Ok. Na, gal dar kokį šausį turit, 5 minutės pasinaudokit, buvo labai geri 2 klausimai. Aš padariau tokią opciją unmutinimą savęs, kas norite, tas galite
Aš tai, Lina, žinai, kol va čia irgi iš tų savo projektų, žinai, ką daryti, aš tave irgi pasinaudosiu progą, žinai, kai valdyboje žmonės turi, nu, turėtų valdybos nariai matyti vieną viziją, žinai, nu, vieną tašką, bet nu, valdybos nariai tai visi dirba dėl to, kad įmoniai būtų geriau, bet visi turi skirtingas nuomonės apie tai, kodėl vienas ar kitas pokytis turėtų būti ir realiai labai sunku rasti, nu, tas, nu, ar tai yra dažnas, ar kaip spręsti, kai suprantam, kad reiktų daryti, bet nu, taip skirtingos nuomonės, apie ką reiktų daryti. Yra buvę tokių atvejų ir ar tai normalu, nenormalu, vat, kaip taip pokyčių kontekste su planais, kaip tai koreliuoja. Kai valdybos nariai supranta, kad reikia daryti, bet nuomonės kaip, jie yra biški skirtingos. Jo, valdybos nariams reikalinga sesija. Mhm. Ir lygiai tas pats, ar tai yra, žinai, koalicija vadovų, ar tai yra valdybos nariai, bet kokiu atveju tai yra grupės nesusiderinimas. Ir pagrindinė problema yra, kad grupė neturi bendro įsivaizdavimo. Tai ta prasme, ar tai būtų bet kuriam lygmenį, ar tai būtų valdybos, ar tai būtų top vadovų, ar tai būtų vidurinės grandies. Tas pats sesija, kai reikia sumoderuoti, žinai, žmonės. Požiūris suderinti, prasme, galutinį rezultatą, dėl ko ir kur. Taip. Ok, super. Tai, mėly kolegos, matau, klausimų daugiau nėra. Ačiū, kas klausėtės, ačiū, kad prisijungėt. Buvo smagu pamatyti man ir matytus tam tikrus veidus. Tikiuosi, šitas tematika yra įdomi. Nu, pagal žmonių skaičių akivaizdu, kad kažkam buvo įdomu. Tai laukiam jūsų kovo 4 dieną, kur kalbėsime apie komunikacijos planą ir tikiuosi, ten irgi bus tam tikrų praktinių patarimo. Mes su Lina pasistengsim, kad net ir už tų 45 minučių ar valandos gautumėt maksimalią naudą. Ačiū, Lina, kad prisijungiai. Geros dienos. Ačiū Lukai, ačiū visiems, kad buvot ir aš labai kviečiu kitam kartui pasikviesti daugiau savo kolegų, nes jeigu jūs esate atsakingi už pokytį, tai bent jau turėkit savo koaliciją, steikit savo koaliciją, kur vienas kitą palaikysit pokyčiuose. Tai pasikvieskit į svečius visus kartu ir tegul būna dabar iš mūsų 20, tegul pasidaro 50. Super, Iki kitų ačiū. susitikimų. Iki.